Šiandieną padarysiu kripto pradžiamokslį, kad jūs gautumėt visą pradinę informaciją čia ir dabar ir jums nereikėtų ieškoti šitos informacijos anglų kalba internete. Taigi, kas yra kriptovaliutos? Kriptovaliutos yra skaitmeninės arba virtualios valiutos. Čia daugiau nėra ką pridurti, abu teiginiai yra teisingi ir daugiau čia nieko nepridursi. Niekur gal neįsiskubam ir pradėkime nuo to, kodėl dabar kriptovaliutos yra tokiam bume, pike, kodėl viskas apie juos viskas šnekama. Jeigu jūs atsimenat, o tikrai esat girdėję ir atsimenat, tai daugelį metų iš eilės viso žiniasklaida valstybė sakė, kad kriptovaliutos yra skemas, kad tai yra nesąmonė, tai jūsų pinigai bus prarasti ir taip toliau. Ir šiais metais pagaliau buvo priimtas Bitcoin'o ir Ethereum'o ETF'as. Tai ką tai reiškia? Kodėl tas dalykas yra toks svarbus? Šitas dalykas yra svarbus tuo, nes Bitcoin'as ir Ethereum'as pasidarė legalus dalykas. Grinai šitas dalykas, jeigu tu dabar sakai, kad Bitcoin'as, Ethereum'as arba kripto yra, ne, gal kripto, neimam kripto, bet jeigu tu sakai Bitcoin'as ir Ethereum'as yra skemas, tu vadini Amerikos valstybę skemeriais, nes jie tai priėmė, o Amerikos valstybė yra viena stipriausių, kol kas mano manimu, stipriausių valstybių. Bet kas yra tasai ETF'as? ETF'as tai yra, kada gali įmonės institucijos pirkti per brokerį, ne per brokerį, palaukit, kaip pasakyti, gali pirkti per tarpininkavimo sąskaitą, tai tarkim būtų BlackRock. Jie gali per juos pirkti ir tai tiesiog sumažina visus nesklandumus ir viską mato pats BlackRock ir, kaip jums pasakyti, tu perki ir tu niekur nepaslėpsi mokesčių, plus tu gali pirkti dideliais kiekiais, kas anksčiau negalima buvo daryti anksčiau institucijom arba žmonėm, kurie, tarkim, ten turi milijonus, milijardus dolerių, tarkim, kažkokiuose bankuose. Dabar man užkrito vieno banko pavadinimas, bet kas žino, mane pataisykit, buvo toksai vienas bankas ir yra dar dabar, kur jeigu nori atsidaryti banko sąskaitą, ten turi turėti apie 5 milijonus dolerių ir ten jos turi įnešti ir laikyti tam banke. Ir žmonės pradėjo sakyti, kad mes norim pirkti už savo pinigus kriptovaliutas. Ir tas bankas pasakė, manau, JP Morgan, arba aš gal filmuoju. Pataisykit mane komentaruose, koks čia bankas. Sako, ne, nesąmonė, mes tikrai neleisim to daryti. Kas pasiekojo, kas atsitiko, žmonės pradėjo įsitraukinėti pinigus, užsidaryti banko sąskaitas ir staiga jie pradėjo leisti pirkti kriptovaliutas. Važiuojam toliau, įsiaiškinom elementarius, paprastus du dalykus. Dabar keliaujame gal prie to dalyko, kas yra labai žmonėm aktualu. Bull marketas, tai viskas labai paprasta, kada kaina pradeda kilti, visi laimingi, visi gauna pinigus, visi pasaka, viskas visiems smagu. Bet kas yra bear marketas? Bear marketas neatsitinka šiaip sau tiesiog iš dangaus arba dar kažkas, jisai atsitinka visur. Tiek kripto pasaulyje, tiek forexe, tiek stoksuose, jisai atsitinka visur, net ir mūsų asmeniniam gyvenime jisai atsitinka. Bear marketas dažniausiai sutampa su ekonomikos sulėtėjimu, su recesija, kada prasideda kažkokie geopoliniai konfliktai, karo konfliktai, dar kažkas, viskas susivelia į vieną ir prasideda tasai bear marketas, kada visi žmonės pradeda panikuoti ir savo pinigus traukia iš investicijų. Traukiasi, nes jie nori išsiimti pelną, nori išsiimti savo pinigus, jie nori jaustis saugiai. Ir, pavyzdžiui, šiuo metu, ką mes matėme, tai centriniai bankai pradeda kelti palūkanas. Pradeda viską kelti ir mes matėm per žinias ne vieną kartą, kaip Lietuvos bankai daro kosminius profitus, kosminius pelnus, nes jie pakėlė palūkanas, bla 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 bla. Na, tai viskas susideda į vieną ir tai prasideda bear marketas ir, kaip minėjau, mes matome tiek kripto pasaulyje, tiek stoksuose, tiek forexe, tiek savo asmeniniam gyvenime, nes viskas kyla, infliacija kyla, ką daryti, jie užsiemam už galvos. Viskas yra labai paprasta. Sekantis dalykas, apie kurį pašnekėsime, tai spot investavimas. Spot investavimas. Kas yra apskritai tasai investavimas ir kas yra tasai spot? Spot tai yra, aš jums pasakysiu taip paprastai, spot yra investavimas, kada tu perki kriptovaliutas be jokio sverto, be jokio leverageo. Kas yra svertas, leverage'as, dar paeisime toliau, kai šnekėsime apie signalus. Tu perki ir paprastai pasakius, investavai 100 eurų, tai kad tavo visi pinigai sudegtų, visas 100 eurų turi ta valiuta, į kurią tu investavai, turi nukristi iki visiško nulio, tada tavo visi pinigai ims ir sudegs. Toksai būtų kaip pavyzdys, Bitcoin'as kainavo 66 000, prieš kažkurį laiko tarpą, aš tiksliai nepamenu, bet imam prieš 3 metus, manau, 2021-2022 metais, jeigu aš tiksliai neklystu, prieš 2-3 metus kainavo 66 000, jeigu tu būtum nusipirkęs tada, tarkim, už 1000 eurų Bitcoin'ą, tavo pinigai būtų labai stipriai nukritę, nes Bitcoin'as nuo 66 000 nukrito iki 16 ar 17 000, tiksliai aš irgi nepamenu, bet kadangi daugelis žmonių, aišku, ištraukė pinigus, bet kas atsitiko, jisai nukrito ir tada po truputį kilo ir mes pasiekėm net naują all-time high, tai 72 000. Ir svarbiausia šitame dalyke, jeigu pasirinkai gerą investiciją,
tai reikia nepanikuoti ir tikėti tuo projektu. Nes tu gali pasirinkti gerą investiciją, bet pasirinkti blogą laiką investuoti. Tai vat kaip dabar mes aptarėm apie bitcoins. O kada yra apskritai geras laikas investuoti? Geras laikas investuoti yra dabar. Kodėl dabar geras metas yra investuoti? Tai pažiūrėkit, prieš 4 ar 5 mėnesius padariau video, parašykite YouTube kaip padauginti savo pinigus, kad reikia dabar investuoti. Jeigu jūs būtumėte investavę tą pačią dieną, kada aš jums parodžiau, išleidau tą video, jūsų investuoti pinigai būtų padaugėję nuo 2 iki 5 kartų, bet jeigu būtumėt laikę iki šitos dienos, dabar jūs būtumėt ant savų arba net smulkiam minuse. Tai reiškia, kad dabar yra labai geras laiko tarpas pirkti, ypatingai kada toj bus galima prekiauti Ethereum ETF, nes kada kils Ethereum, pradės vėl viskas kilti ir viskas labai gražiai sužydės. Tik tai atsiminkit, kad nereikia pirkti už visus pinigus. Tai tarkim, nori investuoti 1000 eurų, investuoji, perki kas 10 dienų po 100 eurų ir bus labai gražus kainos vidurkis. Aš asmeniškai nepardaviau beveik nei vienos savo kriptovaliutos, pakilo, dabar vėl nusileido, aš vėl perku, nes aš tikiu tais projektais, aš nesitikėjau, kad bus toksai kritimas žemyn, o kodėl jisai atsirado, ne, irgi elementarūs dalykai, tai šnekėjau su žmonėm iš Dubajaus, tai sako, jo čia, kas žino, kas nežino, Vokietijos valstybė pradėjo pardavinėti labai stipriai bitcoinsus, tas prisidėjo ir tiesiog, kai Ethereum ETF-as tuoj greitų metų išeis ir jo bus galima prekiauti, tai yra nepalanku institucijom, tokiam kaip BlackRock ir visiems kitiem, kad jie pradės prekiauti, kada Ethereum kaina yra labai didelė, jiem geriau numušti tą kainą žemyn, nes vis tiek insideriai ten žinokit, kad ir kaip jums skamba taip, jie manipuliuoja marketu, nes jeigu vien tik tai viskas kiltų, keityklos išeitų į labai didelį minusą, dėl ko? Nes jiem nebeužtektų pinigų išmokėti žmonėm jų pliuso, jų pelno. O kai viskas nukrenta, jie susirenka iš signalų, liquidationus ir toliau gali viskas kilti po truputį į viršų. Ir vis tiek reikia atsiminti elementarų dalyką, niekas visada gyvenime, niekas vien tik tai nekyla. Visada turi būti ir op, ir op. Ir mes šnekame, kodėl dabar irgi atsiminkite elementarų dalyką, visi dabar yra įsigandę, bet tai nėra ko bijoti, jeigu mes atsidarom grafiką ir žiūrim į ilgalaikę perspektyvą, mes matome, kad bitcoinsas nuo ten 18 000 ar 17 000 vien tik tai kyla. Tai čia visiškai jokios nėra panikos, o dabar galim pašnekėti apie signalus. Tai kripto signalai. Du elementarūs dalykai, žmonės dažniausiai manęs klausia, kas yra leverage'as, tai yra svertas ir kaip galima gauti pelną, kai valiuta krenta žemyn. Tai leverage'as yra svertas, jisai veikia taip, mes pasirinkam 10x svertą, valiuta nukrito 1%, mes gauname minus 10%, valiuta pakilo 1%, mes gaunam 10% pelno. Valiuta nukrito 5%, tai 5% kar 10 gaunam minus 50%, pakilo valiuta 10%, 10 kar 10, 100% pelno. Dabar nežinau kaip pasakyti, bet koks procentas pasikeičia ant tos valiutos, tai tarkim pasikeitė 1 ar 2%, tai gaunam 1 arba 2% iš mūsų pasirinkto leverage'o ir gauname pelną arba minusą. O kaip gaunam pelną, kai valiutos krenta žemyn, tai mes tiesiog atsidarom ne long poziciją, o atsidarom short poziciją. Kai atsidarom short poziciją, mes gaunam pelną, kada valiuta krenta žemyn. Tai tarkim, valiuta nukrito 2%, pasirinkom 10x svertą, short poziciją, 20% pelno. Bet jeigu valiuta pakilo 2%, mes gauname minus 20%. Todėl signalai yra gražus dalykas, nes čia yra grinai PvP. Kas žaidimukų žaidžia, tas tikrai žino PvP. Žmogus prieš žmogų. Vienas long, kitas short ir karočiai iki mirties kapojimas. Daugiau ties šitą vietą ir daugiau kaip ir nėra turbūt pasakyti. Daugiau nėra ką daugiau ties šitą vietą tikrai pasakyti, ties signalais. Ir galim dabar truputėlį pašnekėti apie mane. Kuo aš užsiemu? Aš užsiemu tiek spot, tiek signalais. Pats signalų nesudarinėjau, naudoju Kripto Lietuvos signalus, galite nueiti į mūsų Instagramą, Kripto Lietuva, 4 ar 5 metus veikia projektas, highlight'ose yra virš 1000 atsiliepimų, galite paskaityti, yra tiek gerų, yra tiek blogų. Daugelis gal girdėjo kažką, yra blogo apie Kripto Lietuvą ar dar kažką, tai irgi yra elementaru, kai dirbi 4 ar 5 metus, ne visiems tu įtiksi, ypatingai, kai esame patys didžiausi Lietuvoje ir tarkim, elementarus dalykas. Žmogus praeitą mėnesį buvo, čia tik pavyzdiniai skaičiai, praeitą mėnesį buvo 700% pelno, o žmogus mato 700%, jisai ateina į naują mėnesį, tarkim, naujas mėnesis padaro tik tai 100 ar 200% pelno, jisai yra nepatenkintas, jam tai yra skemas. Na, bet tai visgi yra kiekvieno asmeninė nuomonė, o mes važiuojam toliau, plus nemokamos grupės linką paliksiu aprašyme, paskutiniai 20 signalų nemokamų padarė visi pliusą. Dėjus po 100 eurų ant kiekvieno signalo būtų 2000 eurų pelno. O toliau mes galime pašnekėti apie
market capą. Jeigu tu, tarkim, ateini ir nori investuoti į spot valiutas, kaip tau reikėtų ką pasirinkti, tai svarbiausia yra žiūrėti į market capą. Dažniausiai naujokų problema kokia būna, tai jie, kai ateina į šitą marketą, ką jie daro, jie pamato valiutą, kur yra 0.0000001, jie galvoja, aš įdėjau $10, valiuta pasiekė $1, aš esu milijonierius, milijardierius. Bet taip nevyksta, nes viskas remiasi į market capą. Market capas yra, kiek yra bendrai investuota pinigų į šitą valiutą. Tai kaip pavyzdį imam, jeigu market capas yra 1 trilijonas ir valiutos kainas yra 0.00001, tai kad tavo pinigai padaugėtų 2 kartus, tai tarkim iš $100 pavirstų į $200, turi market capas pavirsti iš 1 trilijono į 2 trilijonus. Nu, tai čia realiai vienintelis mano bitcoinas turi tik tai virš trilijono ar trilijono market capą. Nu tai apie ką mes šnekame. Viskas, kokia yra valiutos kaina, yra visiškai nėra svarbi, viskas priklauso nuo market capo. Paprastesniais žodžiais, tai market capas keičiasi taip. Kažkas išsitraukia pinigus, market capas pamažėja. Kažkas įneša pinigų, market capas padaugėja. Jeigu market capas yra tarkim 50 milijonų, kas skaitosi ganėtinai mažas, pasidaro 100 milijonų, tavo investuota suma padidėja 2 kartus. Nu, padidėja 1 kartą. Iš $100 pavirstų į 200. Tai kuo mažesnis market capas, to yra rizikingesnė investicija, nes pinigai greit ateina, greit išeina, bet šitos investicijos vadinasi high risk, high reward. Ką dar mes galime pašnekėti, ką dar aš galiu jums papasakoti, kas dar yra labai elementaru. Manau, kaip pradžiamoksliui, tai aš viską ir aptariau elementarius ir svarbiausius dalykus. Daugelis gali klausti, į kokias spot valiutas aš siūlau investuoti, tai pažiūrėkite mano video, pas mane joks portfolio nepasikite, visas tas pačias valiutas aš vis dar perku po truputį, kai šitas yra dipas, tai kaip padauginti savo pinigus apsikanale, šitam kanale, kuriame jūs žiūrite. Ką aš pasakyti galiu naujokam, visi sako, daugelis sako, oi, čia jeigu tai būtų lengva padaryti pinigus, visi būtų milijonieriai. Na, tai čia nėra tikrai sunku padaryti pinigus, reikia suprasti kaip vieną paprastą dalyką, reikia nesivadovauti savo emocijom. Nes irgi, aš jums galiu pasakyti labai elementarų dalyką, žmonės dažniausiai atsidaro poziciją, būna plus 20% pelno, galvoja, ai, nu, yra nėra. Pasidaro minus 20%, jau pradeda panika, jau čia gal uždaryti, gal ištraukti pinigus ir jie uždaro poziciją ir tada būna kažkas kaltas, tarkim. Nu, jie kažką pradeda kaltinti. Bet kodėl, kai buvo 20% pelno, tu neuždarėjai, tu galvoji, ai, nesvarbu, bet kai minus 20, tu išpartėjai ir uždarėjai su minusu, kitą dieną atsidarai, žiūri, tą poziciją būtų padauginus tavo pinigus. Tai svarbiausia yra nesivaldyti emocijom, o emocijos yra pats didžiausias priešas šitam markete, ypatingai kai tu nesupranti paprastų elementarių dalykų. Ir dar ką labai svarbu paminėti, tai nebandykit tradinti su demo. Su demo, čia yra tik tai mano asmeninė nuomonė, demo tradingas jūs tiesiog ims ir pražudys. Kai tu tradini demo, tu tradini su savo pinigais, tu neturi jokių emocijų. Tu, ai, laikai, nelaikai, Ir tada, kai tu įsidedi tikrus pinigus, viskas pasikeičia, nes tai pasidaro labai aktualu ir asmeniškai. Ir tai viskas pasidaro aktualu ir asmeniškai. Tai demo tradingas nėra tas dalykas. Demo tradingas tu gali būti pats rimčiausias, bet tikram tradingė tu gali būti suvalgytas mažiausių žaidėjų. Keitykla. Keitykla. Kokią keityklą aš jums rekomenduoju? Kokią keityklą aš jums rekomenduoju? Tai irgi paliksiu aprašymę. Visus naudingus linkus, nemokamą grupę, kokią keityklą paliksiu aprašymę. Dar, manau, svarbus dalykas, kurio aš nepaminėjau, tai bitcoinsas. Kodėl, pavyzdžiui, kriptovaliutų kaina jinai taip kyla, nes yra ribotas kiekis. Yra jų ribotas kiekis, tai pavyzdžiui, gyvas pavyzdys, IKEA X-Octavito kilimas, ribotas leidinys, galima buvo nusipirkti po 100, po 150 eurų, dabar kaina yra 1000 eurų. Tai lygiai taip pat ir su kriptovaliutom. Jų yra ribotas skaičius, tarkim, jeigu kiekvienas pasaulio žmogus norėtų nusipirkti po vieną bitcoinsą, tai būtų visiškai neįmanoma, o kai yra ribotas kiekis, kaina automatiškai kyla, nes žmonės pradeda vis labiau norėti, aš norėčiau. Kaip ir tarkim su mašinom ar su beleko. Išeina 100 vienetų mašinų, kaina labai didelė ir visi jos nori, bet beveik niekas nebegali gauti. Visi nori, o kada jau nori pirkti, jau yra viskas išparduota ir jie turi pirkti už kosminės kainas. Blet, biškiu, užsibūgnau, pagalvojau, kad lievas video, bet blet, gal bus gerai, viską aš jam papasakojau. Tai ką dar aš noriu jums paminėti, tai kad su jumis buvau aš, Apsiukas, Martinukas ir iki kito karto.